Baltarusija ir JAV išreikštas noras Belarus kaliai tranzitą atnaujinti. Kalio trąšos yra deficitinės pasaulyje, jos yra JAV vyriausybės patvirtintų strateginių prekių, 21 procentas pasaulinės rinkos Baltarusijoje, 19 procentų Rusijoje, Uralkaliai, Kanadoje, Izraeliai ir jų labai trūksta. Nerūpi 27 milijardų du ieškiniai bendrai tokiai sumai Belaruskaliai prieš Lietuvos Respubliką ir pervežėjų ir perkrojėjų. Nes nutrauktas šitas tranzitas pažeidžiant visus Baltarusijos Lietuvos susitarimus. Nesant jokių ES sankcijų. Ir net JAV sankcijos, kurios nebuvo privalomos, Gabrielius Landsbergis tai man raštu patvirtino, nebuvo jokio teisinio pagrindo. Jeigu JAV susitars su Baltarusija, tai mes... Pranešė, kad jau rengiamas pasirašyti susitarimas. Lauksim, kad per Rusijos uostus eis šitas srautas. Kai Baltarusijos trečdalis akcijų Klaipėdos struktūrai perkrovimo bendrovės buvo duota Belaruskaliai, 11 milijonų daug per metus tonų, 137 tūkstančiai vagonų, įsivaizduokit mastelį, ir ten JAV laivai laukia Klaipėdos uoste. Ką tik paskelbta, kad Klaipėdos uoste beliko 5 procentai tranzitinių krovinių srautų. Tai gal jau Klaipėdos uostą valstybinį bankrotinat ir pagal Ingridos Šimonytės surikiuotą scenarijų. Aš taip tik tai matau. Siųskit ambasadorių į Minską ir apsilankykit JAV ambasadoje. Reikia sakyti, Lietuva pasiruošus atnaujinti tranzitą.